Sveiki, istorijos mylėtojai. Aš Ernestas Kuskailis pristatau Jums laidą Istorinės atminties archeologija. Laidoje matysite išskirtinę ir niekur nepublikuotą, kartais šiurpią tyrimų medžiagą. Susipažinsime su archeologų darbu, aplankysime laisvės kovų vietas ir išgirsime ekspertų, tyrėjų ar įvykių liudininkų pasakojimus. Stengsime atskleisti neįmintas laisvės kovų paslaptis, kartu su jumis leisimės į naujas paieškas ir bandysime surasti dar nežinomas laisvės kovų vietas. Žaslių, Kaišiadorių rajone, operacija vyko 1919 m. balandžio 2–8 dienomis tarp Lietuvos ir bolševikinės Rusijos karinių pajėgų. Nežiūrint to, kad tai pirmoji puolamoji operacija, kurioje dalyvauja menkai sukomplektuota ir apginkluota atkurtos Lietuvos kariuomenė, ji mane žavi. Sunkiai pamatuojama drąsa ir regis nerealiomis ambicijomis ne tik sulaikyti bolševikus puolančius Kauno kryptim, bet ir vyti juos iki pat Vilniaus ir atsiimti mūsų okupuotą sostinę. Nepatikėsite, iki šiol operacijos rajone galima rasti išlikusių tiek bolševikų, tiek ir lietuvių karių apkasų, kovų pėdsakų. Šiandien laidoje lankysimės Kaišiadorių muziejuje ir pasižvalgysime Žaslių operacijos vietovėje ties Gronimis ir Strašiūnais. Turbūt tai buvo pirmoji puolamoji operacija, kitaip tariant, perėjimas į puolimą kovose prieš bolševikus. Tai kokia situacija čia tos operacijos rajone, Žiežmariai, Kaišiadorys, kaip atrodo ta vietovė ir kas čia dalyvauja pasirengime šitą operaciją? Situacija, Ernestai, yra gana sudėtinga, kaip mes žinome iš istorijos, mūsų bendros istorijos, dėl to, kad Sovietų Rusijos, arba kaip trumpai sakant, bolševikų kariuomenė jau etnografinė Lietuvoje, padalinusi, įsiveržusi Lietuvą ir padalinusi Lietuvą faktiškai dvi dalis ties Nemuno vidurupiu ir tikrai rengėsi tolimesniam puolimui į šalies gilumą su tikslu užimti Kauną. Lietuvos vyriausybė jau Kaune persikėlusi iš Vilnių, Vilnius jau užimtas ir situacija tikrai buvo sudėtinga ir grėsminga. Dabar vokiečiai, buvę okupantai, bet dabar palikti jau po antro pasaulinio karo pabaigos, po didžiojo karo. Didžiojo karo, taip kaip tada vadinamas, palikti tarsi saugoti Lietuvą nuo bolševikų. Bet jie irgi jau užsikrėtė yra revoliuciniam nuotaikom ir ne tik tai Vokietijos revoliuciniam nuotraukom po Vilhelmo antrojo, reiškia, nuvertimo, bet netgi ir bolševikuojantis kai kurie. Tai tikrai situacija sudėtinga ir kaip iš karininkų, ir iš Kirpos, ir kitų atsiminimų gali matyti, ir susidūrus su vokiečiais jie nebuvo patikimi. Tai pasikliauti jais buvo tikrai sudėtinga. O vis tiek jie laikėsi labiausiai Kaišiadoryse ir Žiežmariuose. Laikė ir geležinkelio stotį jų, dar buvo geležinkelio stotis jų žinioje. Tai žinoma, situacija sudėtinga, bet suformuota atskiroji brigada, kuri gavo vėliau Vilniaus pavadinimą ir buvo vėliau pavadinta ir Kęstučio vardu, 5. pulkas, tai tikrai buvo, aišku, dar pasiruošimo trūko. Aprangos trūko, ką irgi nurodo ir geri atsiminimai labai to paties Stasio Raštikio, kuris kautynėse dalyvavo, jisai buvo, pats sako, puskopės, bet yra kareivių atsitikimų, kad kopos vadas buvo, būsimasis kariuomenės vadas. Jo. Čia reikėtų traktuoti puskopė, tai nepilnai sukomplektuoto kopą. Greičiausiai. Jisai galbūt taip jau profesionaliau tą save įvardino, bet realiam mūšį matė turbūt teko jam vadovauti ir didesniems daliniams. Tai jo atsiminimai yra gražus, reiškia, žygio pajudėjimo iš Kauno, pėstute, oras buvo labai prastas, ta kovo 31 dieną, balandžio 1 dieną ypatingai, šlapdriba, šaltis toksai. Bet nusiteikimas karių buvo tikrai pakilus. Dėl to, kad gal pakilus ir dėl to, kad dauguma kareivių nežinojo tiesiog, nebuvo dar gavę pirmo kovos krikšto, nežinojo, kur jie tiesiog eina. O užsidegimas buvo tiesiog, kad mušti bolševiką. Tai čia va, tikrai va, irgi atsiminimai
yra ir Raštikio, kaip dar Kaune kareivinėse, kaip jie ir gavo gerę, iš ryto atsikėlė ir dainas vienas kitas užtraukė ir liaudišką kokį, ir kažkokį maršą, ir trypė, ir šokė, gataisim, mušim. Ir taip, o Raštikis pastebė, jisai sako, nu, gal kai kuris kareivėlis jau ir negrįžta vakarą arba bus sužeistas. Nu, bet dar yra įdomus dalykas, reikia tikrai paminėti. Pakėlęs mūsų karių žygiuojančių šį mūšį dvasią, tai vėlgi Raštikio atsiminimai apie karininką Škirpą. Bežygiuojant link jau karo teatro vietos, pakeliui buvo prasilenkta su keliais vokiečių kareiviais. Ir vieni iš jų atidavė pagarbą jojančiam, jau turinčiam arklį karininkui Škirpai, vienas vokiečių kareivis netidavė pagarbos. Škirpa susistabdė tą kareivį vokiečių ir labai daug davė jam pylos. Tai tas labai pakėlė mūsų eilinių karių dvasią. Vokietukas išsigando, tu atsistojo tiesiai, laikė ranką reiškia, atidavė pagarbą, kaip priklauso. Tai tada išsigandusi jis paleido Škirpą. Tai va, tikrai padarė įspūdį jauniems mūsų kareiviams, kad ir lietuvių karininką eilinis vokietis turi gerbti. Štai tokį turim vadą, teisingai. Taip, beje, Škirpos ir pats planas buvo parengtas, šitas visa puoliamoji operacija, pirmoji, kaip Ernestai sakei, kurio tikslas buvo ambicingas - išvaduoti Vilnių. Kaip žinome, nepavyko jo pilnai gyvendinti, buvo bolševikai tik tai sulaikyti nuo tolimesnio puolimo, bet Škirpa buvo tikrai detaliai parengęs ne tik tai išvadavimo, bet ir paskui valdymo Vilniaus, kol būtų perėjusi civilinę valdžią ir taip toliau. Tai ką, ačiū Vytautai už išsamų pristatymą, kas vyko iki mūšio, o mes su Olijarda dabar važiuosim į vietovę ir pasižvalgysim Taip, Ernestai. Konkrečiai jau toj linijoje. Taip. Likusius apkasus, blindažus ir pasižiūrėsim, ką lietuvių kariai iš savo apkasų matė priešai save. O ten pamatyti tikrai yra ką. Sveikas, Oliardai. Sveikas. Susitinkame kardinolo Sladkevičiaus tėviškį. Vieta svarbi Kaišiadorių rajonui, bet tiesą sakant, ne dėl to čia stovim. Tai mes stovim ne tai, kad kardinolo tėviškė, bet reiktų sakyti, mes stovim lygiai toj vietoj, kur stovėjo Sladkevičių namas Gronių kaime. Sodžioje, sakytume. Tai va šitoj vietoje jisai gimė, augo, čia gyveno Sladkevičiai nuo jau 18 amžiaus. Ir va čia buvo Gronių kaimas, kur stovėjo gatvinis kaimas, namas prie namo. Ir va jeigu kalbame apie 1919 metų įvykius, mūšius su bolševikų kariuomenė, tai šitas namas buvo įvykio epicentre, nes čia galima sakyti, kad buvo fronto riba. Ir jų sodyboje, va šito namo kieme, stovėjo viena iš bolševikų netgi patrankų. Tai, o tų patrankų nebuvo daug. Aš jau esu čia truputėlį paslampinėjęs po tas vietovės ir yra čia dar išlikusių nuo to laiko net kažkokiu tai fortifikacijos liekanų. Tai aš kviečiu pasivaikščioti tose vietose, truputėlį apžiūrėti ir parodyti žiūrovam tas vietas. Šita aukštuma vėlgi Žaslių operacijos metu ėjo ir iš rankų į rankas. Ir šturmas tokios aukštumos tai turėjo būti nepaprastai pavojingas dalykas. Nes šita vieta, na, kaip ir strateginė aukščiausia vieta, ir iš jos yra labai gerai matomi visi taškai, tarkim, iš kurių puola lietuviai. Lietuviai ateidami nuo Žiežmarių, tarkim, jie galvoja, kad jie čia daro kažkokį surprizą ir jie čia bolševikai nepasiruošė visiškai, viską jie gerai žinojo, viskam buvo pasiruošę ir lietuviai, aišku, pirmiausia puolė nuo Tarpumiškių, esamais keliais, praktiškai tie patys keliai yra ir dabar per Struškūno mišką, tai yra dvi kuopos, viena nuo Tarpumiškio ir puolė link čia Paltininkų ir Guronių, čia kaip tik Guronių kaimo vieta, o kita antroji kuopa puolė vėlgi nuo Žiežmarių per Struškūno mišką daugiau link Pajautiškių kaimo irgi kelias eina, bet tas kelias veda daugiau į Žaslių geležinkelio stotį, o šitas kelias vestų į Guronis ir po to į Žaslių miestelį. Tai va tokios dvi pagrindiniai kaip ir puolimo ir tikslai. Balandžio 3 dieną jau tas puolimas buvo sėkmingesnis, bet lietuviai įvykdė iš tikrųjų kažkaip labai, na, ir nirtingai. Ir ta ataka buvo tokia atkakli, kad jie pakliuvę į vandenį,
kulkosvaidis jau ten per vandenį, jau springsta praktiškai, nebešaudo, bet jie vis tiek eina tolyn į ataką. Ir reiškia, tas užsiimojimas, nusiteikimas buvo toks didžiulis, kad jie nebojo tų artilerijos kulkosvaidžių šovinių ir tiesiog bolševikai, matydami tokią atkaklę ataką, jie šitą vietą apleido, na ir balandžio 3 jinai buvo tokia sėkmingesnė. O balandžio jau 4 dieną lietuviai įsitvirtino šitose pozicijose ir bolševikai įsitraukė netgi iš Žaslių miestelio pačio. Tai užima miestelį, Žaslių geležinkelio stotį ir balandžio 4 dieną įsitvirtina šitoje vietoje. Aišku, mums taip atrodo, kad čia galbūt taip puolė ir užėmė, tai galim įsivaizduoti, kad tą balandžio 4 dieną, 3 toks vyksta nertingas mūšis, kad daugiau negu 20 kareivių lietuvių pabėga iš viso iš mūšio lauko, nes supranta, kur pakliuvo, kai pradeda šaudyti. O čia ne tie, kur dingė bežnios? Ne, dalis dingė bežnios, bėga, kadangi paskui jų dalis grįžo po kelių dienų, tada jau apsiraminę šiek tiek, bet vienas, pavyzdžiui, kareivis netgi iš proto išėjo. Tai galime įsivaizduoti, kokia yra įtampa, kad tu pakliuvai, tu galvoji, čia kovoji už Lietuvą, to išvaduosi, bet pakliuvai į tokią vietą, kur tiesiog išprotėjai. Tai galime įsivaizduoti to meto atmosferą. Teko čia patyrinėti, paieškoti įrodymų to mūšio. Ir tiesą sakant, tų įrodymų nėra labai daug ir tai rodo manevrą, bet nebuvo atkaklios gynybos. Bet vieną labai įdomų epizodą teko rasti. Aš visada mėgstu susikurti istoriją pagal radinius, kurie guli ant žemės. Tai ties viena bolševikų tranšėja gulėjo tik 2 tūtelės. Viena bolševikų ir viena jau lietuviško mauzerio. Ir taip jau iš karto susikūriau tokį vaizdą, kad lietuviai bėga į kalną, bolševikai pamato, rėkia ten ką nors tokio slaviško, negražaus. Arba latviško. Arba latviško. Nes čia buvo 5. pulkas. Šauna iš Mosinkos šūvį, pertaiso ir bėga kiek gali. O užbėgęs ant viršaus lietuvis, bemaž iš tos pačios vietos trinktelna iš mauzerio, kad bėgtų dar greičiau. Kažkas tokio. Tai nuo tada atsirado Lietuvoje populiari sporto šaka bėgimas. O, po trumpos pertraukėlės matysite. Tu skrendi ir tu visada galvoji, ką tau dabar daryti. Ar ten priešai ar savi. Jeigu priešai meti bombą, jeigu savi meti atsišaukimus. Pagal suradimo vietą aš galiu net pasakyti, ko gero, kur tas kulkosvaidis stovėjo. Buvo labai įdomus įvykis, kad lietuviam jau buvo gana sunki situacija, nežinojo, pulti, nepulti, gilintis, nesiginti ir staiga jie pagauna į nelaisvę 2 bolševikų žvalgus, kurie neša pranešimą iš Pajautiškių kaimo į miestelį, į štabą. Ir ten sužino, kad jie jau ruošiasi gintis, nori bėgti, jų yra apie 120. Tada išdrąsėję lietuviai, žinodami situaciją tikslę, paima dar pastiprinimą, nors jų buvo tik apie 80 lietuvių, paima pastiprinimą, pradeda pulti ir bolševikai, kaip ir tikėtasi, pabėga. Iš kur balandžio diena? Balandžio turėtų būti 3. Irgi pradžia operacijos. Jo, ta pradžia operacijos, kada jau sėkmingai įsitvirtina ir bando, atsiima ir miestelį 4 dieną. Ir šitą teritoriją praktiškai kaip ir mūšį 4 dieną balandžio kaip ir nurimsta. O dar atkreipčiau dėmesį į tokią detalę, kad šitas blindažas ir kitur dar esantys blindažai visur yra išdėstyti šalia kelių, kurie dabar dar naudojami arba nenaudojami, dar žymės likę. Tai šalia kelių, o dėl ko? Dėl to, kad pagrindinis ryšys yra pasiuntiniais. Taip. Nes, kaip prašoma, lietuviai turėjo telefonistus, bet neturėjo telefonų. Ir po to, tik tai po to sėkmingos jau operacijos, 3 dieną, kada jau užėmė kai kurias pozicijas, tada paėmė kaip trofėjus, tada gavo iš bolševikų telefonus, tada įsirengė, telefonizavo jau irgi savo ryšį. Priešakinė pozicija, čia tokia jau dominuojanti aukštuma. Ir tiesą sakant, mes iš jos daug matom. Čia mes matom ir Strašiūnų mišką, ir Paltininkų kaimą, ir netgi Talpūnus matom. Plačiai? Taip, plačiai. Aišku, dabartinis gyventojas stovėdamas čia, jis matytų galbūt šitą griovį vingiuotą, kuris prieš 100 metų tarnavo
buvo gilesnis ir tarnavo kaip apkasai gynybiniai, nes nuo šitos kalvos, kuri kažkada suformavo kaip ledynams slenkant kaip ozas sustumta, tai dabar nuo čia labai plikos kalvos labai puikiai matosi Pajautiškių kaimas ir jo kelias einantis. Visas kaimas ir už jo esantis miškas, tai vat antroji vora, lietuviai išlindusi iš miško ir labai puikiai matosi pozicijos. Viena kalva ir kita kalva, o per vidurį yra pelkynai. Čia yra tokie Žaslio apyežerio žemos vietos, yra pelkynai ir iš jų subėgia vanduo, subėga paskui ir teka į Žaslio ežerą. Tai va ta pelkėta vieta ir tapo tokia natūralia gamtinė kliūtimi. Na ir va lietuviai turėjo įveikti savo užsispyrimu tą gamtinę kliūtį savo nepalankiom pozicijom per, va, kaip dabar šalta, krenta sniegas galbūt. Lyja ir va tada užimti šitą kalbą ir užimti šitus apkasus, kurie buvo kaip tik tai į kelią nukreipti ir kadangi paskui jie puola Žaslių geležinkelio stotį ir Talkūnai šalia esantis, o toliau jau kelias veda link Mijaugonių ir link Vievio. Į Vilniaus kaip pagrindinis taškas, taip. Tai va šita vieta yra tokia iš tikrųjų strateginė, priešakinė ir labai puikiai išlikusi iki šių laikų. Bet taip tikrai nuostabus taktinis toksai, sakykime, įtvirtintas postas. Iš kurio matosi visas pusės. Abeje, taip jau pažiūrėjus į apkasus, tai labai gerai matosi, kad iškasta kaip pagal Pirmo pasaulinio karo vadovėlį. Gražiai vingiuoja gyvatėlė per visą aukštumą ir išėjimai yra į neapšaudomą zoną. Natūralu, kadangi tų žmonių dalis, bent jau karininkai, tai kai kurie iš jų buvo tarnavę Pirmo pasaulinio karo metais ir jie turėjo šiek tiek patirties. Labai nedaug, bet turėjo. Nes kareiviai, pavyzdžiui, visiškai neturėjo daugumą, kadangi iš kaimų atėjo ir dalis netgi karininkų rašoma, kad jos tik prieš vat mūšį irgi jie parodė, parodė, kaip granatos sprogsta, kaip elgtis mūšio metu ir panašiai. Parodė, bet patys nepabandė. Taip, jie nepabandė, bet pamatė buvo. Na, o čia vat įsitikino realiom mūšio sąlygom, kas tai yra ir kaip tai veikia. Strašiūnai, čia irgi priešakinė linija. Taip. Ir jeigu aš gerai pamenu, tai šitą būtent gabalėlį gina Raštikio vadovaujama kuopa. Taip, čia yra, jeigu ten pirma, antra kuopa prie Pajautiškių Žaslių, čia trečioji kuopa ir taip pat Raštikis jau dalyvauja turbūt atskirojo bataliono, ar ne, kur rezervė buvo ir jie buvo įsitvirtinę daugiau Žiežmariuose, lietuviai yra vienoje Virsijos pusėje, va čia aukštumoje, na, o bolševikai puola nuo maždaug Mijaugonio, iš anos pusės Virsijos. Tai va, eidami senuoju Vilniaus Kauno keliu, jie puola lietuvių pozicijas, o jie įsitvirtinę čia Strašiūnų kaime, ties kapinėm, ties mišku. Prisiminimuose dar yra minima, kad artileriją bolševikai čia naudoja šitam ruože, bet siaubingai netaikliai. Taip, lekia už kilometro ten kažkaip. Tai čia virš galvų ir kažkur ten labai toli. Aišku, kad tai turi daugiau psichologinį poveikį turėjo negu realų. Žvalgybinis skrydis lėktuvo buvo įvykęs. Taip, čia yra pagrindinės kryptis lietuvių skraidimo kaip tik ir buvo šita per geležinkelį ir kai čia užskrido balandžio 3, jie nuskrido bolševikų pozicijas, žvalgas viską pamatė, surašė ant lapelio, tada užskrido ant Žiežmarių, numetė tą ryšulį su informacija ir toliau nuskrido. Bet žvalgo užduotis dar buvo kulkosvaidžių šaudyti, taip pat mėtyti bombas arba mėtyti atsišaukimus. Tai reiškia, tu skrendi ir tu visada galvoji, ką tau dabar daryti, ar ten priešai ar savi. Jeigu priešai meti bombą, jeigu savi meti atsišaukimus. Ir svarbiausia yra nesupainioti. Tai aš galvoju, ką numest bombą. Tai bombą ir atsišaukimą. Vat kas labai įdomiai aprašyta vienas epizodas mūšio, kad turėjo lietuviai kulkosvaidžių. Jie buvo pasimokę, bet Kaune pasimokė. Vokiškas čia ateina, pasirodo, turi rusišką, ar ne? Ir nelabai iš jų, kas mokėjo naudotis. Tai rusiškas buvo kulkosvaidis, tas, kuris susikirto. Taip. Ir vienas kulkosvaidis, reiškia pagrindinis, va čia būtent šitoj vietoj, tas kapinėm, kuris saugojo lietuvių pozicijas, užsikerta. Na ir tada pajutę, kad jau kulkosvaidis lietuvių nebeveikia, bolševikai iškart suaktyvėja ir jie čia puola nuo anos Virsijos pusės, jau puola pozicijas, jau eina atvirai lauku, lipa per tvoras jau. Na ir va tada ten pora iš jų, ten buvusių, netgi taikosi į ką šaudyti. Daugiausiai būtent į tą kulkosvaidžių mazgą ir ten pora iš jų ten sužeidžia ir va tada sutaiso tą kulkosvaidį ir atidengia ugnį. Ir va tada pasipila dešimtimis
bolševikų lavonų, neslipdami atviroje vietoje per tvoras, jie tampa lengvų taikiniu ir va tada įvyksta persilaužimas balandžio 8 dieną, lietuviai galutinai atmuša puolančius bolševikus ir įsitvirtina šitose vietose. Aš jaučiu, kad žinau, kur stovėjo tas kulkosvaidis ir aš jau ko gero žinau, kas jam buvo atsitikę, bet muziejuje paaiškinsiu, kai parodysiu radiją. Gerai, būtų labai įdomu. Dabar va šita. Tai kokia deformacija. Taip, Čia stipriai. yra rusiško kalibro tūtelė. Ir taip jau jinai gerokai yra deformuota, netgi suskilusi. Ir nuplėštas yra jos dugnas. Taip, Reiškia, įvykęs yra sprogimas šūvio metu. taip, netgi. Ir kai tokia tūtelė užstringa vamzdė, tai jau yra katastrofa. Ją labai sunku iš ten iškrapštyti. Tai čia matosi, kad yra atsuktuvai skalant, galbūt grūstuvą kiaurai prakalant per tą tūtelę, mėgina ją deformuoti, kad kažkaip tai ją išmušti iš vamzdžio. Taip. Ir tu tą pasakojimą prisimeni gal apie Strošiūnuose užstrigusi kulkosvaidį, Taip. kurio sutvarkymas lėmė iš tikrųjų gyvybos sėkmę. Bet Petro Balsio, jeigu neapklystų atsiminimai, taip. Taip, ir tai buvo rusiškas Mano kulkosvaidis. rasti Mokslo akademijos Vrublevskio bibliotekoje, taip. Rusiškas kulkosvaidis, Maksim. Taip. Buvo kritinis momentas ir laiku sutaisytas buvo jisai ir tada, nes taip tai būtų tikrai. Tai va šitokį trūkumą pašalinti, tai yra tikrai labai sudėtinga mūšio metu. Ir kad jisai buvo ilgam užstrigęs, tai jau tikrai faktas. Taip. Ir pagal suradimo vietą aš galiu net pasakyti, ko gero, kur tas kulkosvaidis stovėjo ir kas jam buvo nutikę. Taip. Nu, va čia labai akivaizdi yra iliustracija. Bolševikai buvo nustumti Mijaugonių kryptimi. Ir tuo būdu buvo galutinai sustabdytos jų pastangos pro Alytų ir Kaišiadorį žygiuoti į Kauną ir užimti visą Lietuvą. Operacijos metu lietuvių pusėje žuvo tik 4, sužeisti 40 ir dingo be žinios 20 kareivių. 2 žuvusieji kariai iškilmingai palaidoti 1919 metais balandžio 10 dieną Žiežmarių kapinėse. Kitoje laidoje dar niekur neskelbta istorinio įvykio medžiaga, kur tiksliai nusileido Juozo Lukšos desantas ir detektyvų virtusi prarastoje krovinio istorija. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo.